O mes dabar pasikalbėsime apie tai, kodėl elektromobilių vairuotojai nebenori grįžti prie senųjų automobilių varomų vidaus degimo varikliais. Ir, na, galbūt Dainių aš geriau pažįstu šiek tiek, žinau paslapčių apie jį. Tai Vidmanto pirmiausia noriu paklausti, kada jūs persėdot iš automobilio varomo vidaus degimo variklių, o gal dar ir nepersėdot? Negali tai būti. Gerą dieną visiems. Tai aš gal net sakyčiau, kad persėdau ne prie elektromobilio, bet prie pačios veiklos. Į Ignitis Oną. Pradžia buvo nuo to, kad apskritai gal priskirčiau save early adopteriams ir man pati technologija buvo įdomi, kad, nežinau, girdėjau atsiliepimus, žiūrėjau įvairius video ir mačiau, kaip ten Tesla įvyko visas bumas, kaip perrašė superkarų visą istoriją, kad žiūrėk, eilinis elektromobilis gali lenkti įspūdingų formų ir kainų automobilius. Ir tada pats pabandžiau, realiai pirmieji elektromobiliai, kuriuos pabandžiau, tai tiesiog pasėmiau automobilių dalymosi platformos elektromobilį ir pavažiavau ir buvo tikrai wow, patiko labai ir tada pagalvojau, kad oho, kiek žmonių dar nežino apie tai ir Lietuvoje tai buvo labai ankstyva stadija ir tebėra dar ankstyva stadija ir pagalvojau, taigi čia puikus verslas laukia, puikiai ateitis, tai taip ir atsidūriau Ignitis Oną veikloje ir realiai kiekvieną mėnesį stebim skaičių statistiką, džiaugiamės su klientais, su vairuotojais rekordiniais įkrovimais, taip tikrai tą bumą stebime, tai tokia gal mano kelionė iki elektromobilio. Rekordiniai įkrovimai, tai kokie maždaug skaičiai, kiek didėja? Maždaug. Na, taip, jeigu žiūrėt metus su metais, tai vis dvigubai. Dvigubai? Nu, taip. Kas met. Tai jūs važinėjate elektromobiliu ar ne? Taip, važinėjate. Taip, iki galo važinėjate. Ir nenorite grįžti prie vidaus degimo variklio, ar norite? Ne, nu, turbūt suprantat, kad ne. Supratau, gerai. Dainiaus noriu paklausti. Dainiau yra toks posakis, kad tas nevairuotojas, Lietuvoje bent jau, kuris nėra turėjęs Alfa Romeo, na, dėl grožio, dėl stiliaus ir problemų su Alfa Romeo, arba neturėjęs dizelinio BMW. Tai kuris iš šitų pasirinkimų buvo tavo? Tai Alfos neturėjau, tai nesiskaitau tada normalių vairuotojų, o BMW dizelinį turėjau. Ir iš jo būtent elektromobilį ir persėdau. Kodėl? Kodėl iš dizelinio BMW 3 litrai buvo ar 2 litrai, kuris čia buvo? 3 pats geriausias. 3 litrai, pats geriausias. Gal Batmanas netgi koks nors dar. Slyva. Slyva, tai dar geresnis. Na va, slyva. Ir čipuota. Siaubas. Ir dabar važinėjęs jau esi turbūt, spėjau, kad visais elektromobiliais ir tais, kurių gal Lietuvoje dar tik ateina į Lietuvą, ko gero taip. Tai kodėl? Kodėl tas virsmas įvyko? Na, iš BMW slyvos 3 litrai dizelis į elektromobilį. Tai iš vieno kraštutinumo į kitą. Nuo kelių gaidelio iki, taip sakant, elektromobilisto. O šiaip tai tiesiog panašiai kaip kolega domėjausi tą technologiją pakankamai seniai. Ir kai tik atsirado pirma galimybė įperkamą automobilį nusipirkti, antrinėje rinkoje tą ir padariau. Tai buvo Tesla? Deja ne, tai buvo Nissan Leaf. Nissan Leaf. Kiek tada jisai kainavo? 14 000. Aha, tai Leaf tikrai esi vairavęs, Ioniq, Hyundai tikrai esi vairavęs, Tesla tikrai esi vairavęs, Renault elektromobilį tikrai esi vairavęs, tai ilgesnį laiką aš čia turiu omeny. Tai galima sakyti, kad esi išbandęs labai daug elektromobilių, tai klausimas, čia aš nesudarinėsiu viso sąrašo. Klausimas abiem, bet gal Dainius pirmas atsakys, kas patraukė, kas labiausiai patraukė. Taip, naujos technologijos, smalsumas ir mane tai patraukė, bet kas dar? Labai patraukė visada tyla važiuojant ir komfortas. Tai ypač persėdus iš dizelinio automobilio, kuris šiaip komfortiškas, bet elektromobilis visada yra tylesnis ir komfortiško važiuoja. Sakykime, elektromobilis gali pakelti tave segmento aukščiau, nebūdamas tame segmente. Va, turim čia labai plačią gamą tokių automobilių, kurios pravažiavus, suprasit, kad tikrai smagu. Aš dar pridėčiau tokį jausmą, net nežinau kaip jį įvardinti. Žinot, kai
sėdi prie vidaus degimo variklio, tu jį užvedi, ne? Vyksta pirmas toksai, klausai, kas vyksta, iš esmės variklis užsivedė, paskui girdi garsą, jisai iš to jau jauti, ar jisai pasiruošęs, nepasiruošęs. Jeigu važiuojant greitėjant, jauti, kaip automobilis keičiasi jo dinamiką nuo sūkių tam tikrų. EV tai daro be pastangų, tiesiog važiuoja. Ir tas jausmas yra kažkoks kokybinis šuolis į kitą dimensiją. Tiesiog taip. Bet jau ką dar pridėti ant galima vardinti, ne, tą dinamiką, komfortas, ką jau Tyla minėjo, tai pigiau, paprasčiausiai pigiau važiuoti yra elektromobilių ir tai gal per daug tyliai apie tai kalbama, nežinau. Aš sakyčiau, dar yra vienas dalykas, kas gal netaip akcentuojama, ypač pradžioje tų elektromobilių masinių. Elektromobiliai, kadangi pakankamai brangus perkant naują, daugiau galėjo turėti technologijų, nes tiesiog ta suma, kurį jis kainavo, leido daugiau visokių dalykų duoti į tos klasės automobilį. Imkim konkretų pavyzdį, Hyundai Ioniq, jis išėjęs 2016 metais ir jis turėjo ir juostų palaikymą, ir adaptyvų kruizą, ir visokių kitokių dalykų, kaip bevėlį įkrovimo telefono. Parodykit to segmento, tų metų automobilį, kuris visko tiek turėjo. Tai vėlgi, tai yra technologiškai pažangus automobilis, kuris vilioja ne tik tai tą tylą komfortų, bet ir daugiau žaisliukų turėdamas. Aš dar pridėčiau taršą iš tikrųjų, ypač kai nuvažiuoju į Norvegiją, tą patį Oslą ir, taip, girdi tyliau viską, bet oras, ir tada galvoju, kad oras jisai švarus, kalnai, ten fjordai, bet kai grįžti į Vilnių ir išlipi iš lėktuvo ir tikrai jauti, kokiam fone mes esam ir dabar gal net neužuodžiam, bet kai padarai skirtumą, tai transporto kvapo mes labai daug turim. To kvapo, kaip bebūtų keista, Šanchajuje nesumažėjo, kur ten 23 milijonai ar kiek gyventojų, neliko tų pirdų benzininių ir jau iš karto oras pasidarė geresnis, bet čia mes yra tokius pliusus ir minusus gal bandysim aptarti, kurie gal kartais gali pastumėti slapta ir sugrįžti prie vidaus degimo variklio, bet būtų įdomu psichologinę tą ribą sužinoti, ko daugelis bijo, pradedančių važiuoti elektromobiliais, kad baigsis elektra. Baigsis elektra, viskas, nepasieksiu tikslo. Tai jums čia yra juokingas klausimas patyrusiems žmonėms, bet ar buvo ta baimė ir kaip ją peržengėt, su kuo ją peržengėt? Kas turėjo nutikti? Gal pradėsiu nuo to, kad vėlgi man galingi automobiliai buvo faina, turėjau visureigį, benzininį, galingą. Aš su juo važiuodavau irgi 400 km nuo degalinės iki degalinės. Bet nebuvo tos baimės, kad sustosiu, ne? Nes visada yra degalinė. Tai realiai šitą klausimą išsprendžia infrastruktūra ir mano supratimu, mano vertinimu, mes jau ją daugiau mažiau esam išsprendę. Ir gal kur reikia truputį padirbėti su žmonių lūkesčiais, kad iš tikrųjų yra tų įkrovimo vietų. Tai infrastruktūra būtų atsakymas, kuris panaikins tą mūsų važiavimo baimę, bet aš galbūt kitą baimę turiu, kurios palyginti galėčiau. Daugelį automobilių nėra atsarginės padangos, ne? Iš esmės. Bet kažkada tai buvo panika važiuoti be atsarginio rato. Dabar nėra. Tai kas jeigu nutiktų, tai tralas, draudimas, dar kažkas. Tai tą patį draudimo bendrovė siūlo ir draudimo ir elektromobilių vairuotojams. Tai čia praeis mano supratimu. Tiesiog. Dainius atrodo tikrai labai drąsus žmogus irgi, bet ar buvo ta baimė? Turėtų būti pirmą kartą, ar nebuvo? Jo, iš tikrųjų, dizelinis BMW stovėjo dar turbūt gerą pusmetį kieme, kaip tas atsarginis variantas, jeigu netyčia prireiktų. Po pusės metų, kai supratau, kad nuvažiavo 20 km ir sugedo, buvo laikas atsikratyti ir turbūt nesigailio to sprendimo. Tai taip buvo. Esam su Žilvinu iš tikrųjų pasibaigę kelyje, bet specialiai pasibaigę, nes mes bandėm rekordą pasiekti su elektromobiliu Vilniui važinėjant, kiek maksimum galima nuvažiuoti ir taip iki kalno viršaus su pritrūkau turbūt 0,5%. Tai stovėjom kelkraštį ir laukiam tralo. Ant Gariūnų tilto. Tai įvyko labai negeroje vietoje, bet tai buvo kuo toliau nuvažiuoti. Bet tai buvo specialiai, ta prasme, tai nebuvo taip, kad mes labai norėjom nuvažiuoti ir nenuvažiavome. Mes tiesiog
žinojom, kad toj baigsis, bet, optimizmas visada yra. O šiaip yra pasibaigę man, bet tada, kada irgi žinojau, kad jau važiuoju taip, kaip važiuoju, kad pasibaigs. O šiaip tas visą laiką yra, anksčiau ypač buvo, kad tu atvažiuoji prie stotelės ir neveikia, tada yra blogiau. Tai dabar ta problema turbūt mažiau yra aktuali. Norėjau paklausti, ar vėlgi elektroskeptikai labai dažnai sako, kad elektromobilio turėjimas tai yra gyvenimo būdas. Nes tu tampi veganų, tokius sadomazochistų, netgi šiek tiek važiuoji automagistralėje, lėčiau, visą laiką dirščioji į tą kompiuterį, kiek dar čia liko. Aišku, žiūri, dabar jau nebereikia žiūrėti navigaciją, bet anksčiau reikėdavo į telefoną žiūrėti, kiek čia dar iki tos nemokamos lagdos stotelės, nes tokio didelio tinklo nebuvo kaip dabar. Ar sutinkat, kad yra vis dėlto toks gyvenimo būdas, kuris, šiek tiek apsunkina? Apsunkina gal ne, bet kad gyvenimo būdas taip. Jeigu žmogus nėra planuojantis, jam elektromobilis dėja netinka. Tiesiog. Nes aš turiu kaime servisą, į kurį važiuodavau su savo BMW ir kai atvažiavau su Leafu, sako, už šitą kainą, šitas kibiras, tu pagalvok, sako, su kokiais ratais X5 būtum nusipirkęs. Tai požiūris toks, bet jisai sako, aš ryte sugalvojau, noriu važiuoti žvejoti į Kuršių neriją. Ir jis negalvoja, kad jis naktį turėjo įsikrauti, kad kur čia jam stotelė bus pakeliu. Ne, jis sėda ir važiuoja. Tai neplanuojančiam žmogui sunku. Ir labai mėgstančiam būti lakūnų autostradoje. Na, iš tikrųjų, norėt pridurt? Aš tai galvoju, man tas pats virsmas, persėdimas prie elektromobilių kažkiek primena telefonų keitimą iš mygtukų į išmaniųjų telefonų. Tai ir vienas ir kitas atrodo skambina, moka tą patį, ten irgi yra problema su išmaniaisiais, ne baterijos klausimas, vis jos mums neužtenka, bet mes negrįžtam prie mygtuko, didžioji dalis negrįžta prie mygtukų, yra vis dar tokių. Tai ir su elektromobiliu tu turi šiek tiek išmokti dalykų, tu turi žinot, kas tai per daiktas, bet tu gauni kitus privalumus, dėl ko tu negrįši atgal. Tai čia tiesiog šiek tiek reikia save modifikuoti ir kas mane kaip operatorius atstovą šiek tiek gazdina, kad iki šiol tie early adopteriai ar forunneriai buvo okei su jais, jie atėjo paskaitę, ką nusipirko, ką dabar matom, kad tiesiog įmonės elektrifikuojasi ir jie paleidžia darbuotojus ir gavot mašiną, važiuok. Miškininkai. Nors šiandien klausėm Telios atstovo pranešimo, ten tikrai labai graži patirtis buvo. Bet iš ten mes gaunam tokių, kai nepasiruošę vairuotojai sėda prie EV, prie kitokio daikto ir čia lūkesčiai gali prasilenkti. Bet jeigu jie įsisavintų, kai žino, kad jeigu telefono nepasikrojau, neįjungiau naktį, ryte nerasiu šio gyvo, tai čia tas pats, labai panašu. Telios variantas išskirtinis, Vytautą turėjo omeny, tai jie ir infrastruktūrą savo sukūrė, kad kai vadybininkas atvažiuoja į punktą, jis įjungia elektromobilį krautis ir tokiu būdu tuščiai nestovi. Ir dabar apibendrinant, ką iki šiol mes esam kalbėję, man atrodo, kad daugelis žmonių, nes apklausų duomenimis, man rodos, ar vos ne 91 ar 93% sako, kad negrįžtų. Tai vyksta dėl to, kad, kaip jūs ir įvardijo teisingai, žmonės jaučiasi technologiškai labiau pažengę arba, kaip jūs sakėt, pakilėti šiek tiek į kitą lygį. Ir kitas psichologinis momentas, kurį aš pastebėjau, vis dėlto yra žmonėse gyvas tikėjimas, kad taip aš saugau planetą. Ar jūs tai pastebėjot, ar ne? Nes aš dar nesumontavau vieno video, praėjusiais metais nufilmuoto irgi šiai šventai. Vilnietė Daiva, jinai važiavo vieną kartą su pirmuoju Leafu, gal modifikuota, gal keista baterija, jeigu gerai prisimenu. Vos ne 8 valandas, jeigu nedaugiau, į Klaipėdą į jūros šventę. Kankinosi ten, tikrai ir saldainių davė kitom močiutėm, kad namuose leistų krautis. Tai ne 8, daugiau valandų važiavo. Bet jinai sako, bet aš saugau gamtą. Jinai labai nuoširdžiai ir aš paklausiau tokio žmogaus ir galvoju, kaip smagu, kad kažkam rūpi šis klausimas labai nuoširdžiai. Ne dėl to, kad reikia, ne dėl to, kad eilutė ir vyriausybės programų įrašyta. Tai ar jūs pastebite tarp savo kolegų, kurie važinėja elektromobiliais, žalio klausimo, ar šį aspektą, kad jie galvoja, kad bus mūsų žemėje geriau?
Aš manau, kad vienas iš pasirinkimo faktorių tikrai yra, bet man atrodo ne pats didžiausias tikrai. Ta prasme, yra tų tokių, kaip ten sakėt, veganų ir žaliavalgių ir tame tarpe elektromobilio vairuotojų, bet tokių yra mažai. Po to yra didelė dalis, kas skaičiuoja, ypač Vilniuje parkingas yra juosta ir tai tikrai yra didelis pliusas. Tai, sakyčiau, ekonomiškai daugiau negu ekologiškai pagrįstas. Dar porą skeptiškų klausimų. Ar dažnai girdite kolegų ir vėl draugų, kaimynų klausimus, o tai kiek čia tu nuvažiuoji ant tos elektros? Dažniausiai klausimas dabar būna, tai kiek čia laiko įkrausi? Tai ypač jeigu į rozetę paprastai įsijungia ir sakai, nu tai čia kokių 40 valandų. Kiek? Bet sakau, jeigu nuvažiuosiu į miestą ir bus mieste įkrovimo stotelė vidutinio greičio, jau bus 7 valandos. O, bet vis tiek labai daug. Bet sakau, jeigu aš keliauju ir įsikraunu greito įkrovimo stotelė, bus pusvalandis. O, sako, pusvalandis jau neblogai. O galime per pusvalandį? Galima. Galime per 15 minučių turbūt, ne? Be abejo. Jo, tai yra klausimas šitas. Ar daug skepsio sutinkat iš tikrųjų? Klaus, ar ne? Tiesiog mes praeitą savaitę, kaip Ignitis, turėjom tokią HR renginį, kur apie įsidarbinimo galimybės turėjom kalbėti, bet prieidavo prie mūsų stendo, tai su šitais klausimais ir kovojom. Tai kur kiek krausim, kiek gali nuvažiuoti, tai to labai daug. Dar to švietimo irgi reikia padaryti. Supratau. Dar tęsiant tą pačią temą, ką jūs patartumėt žmonėm, kurie iš tikrųjų dar tebe turi tą baimę, kad baigsis elektra. Mes ką tik aptarėm, kad infrastruktūra, taip kalbėjom, kad netobula, visko atsitinka kartais, ir man pernai atsitiko lenktynės elektromobilių, bet infrastruktūra mes sutinkam, kad jį keičiasi, tobulėja, bet žmonės bijo. Nors pačią pirmą istoriją pasakojau, kur draugė, kuriai BMW baigdavosi dizelinas, ji nusipirko Makaną elektrinį ir niekarto nėra sustojus, jau turbūt daugiau negu metai. Labiau bijo. Nežinau. Ką patartumėt? Kodėl nereikia bijot? Kaip to išvengti? Nes užsidegdavo degalų. Gal reikia važiuoti, kol išsikrauni visiškai, išgyventi tą situaciją ir pasižiūrėti, kas bus. Gal aš norėčiau susijęti tą infrastruktūrą šiek tiek. Mes skaičiuose žiūrim, o kiekgi stotelių naudojasi žmogus statistiškai. Tai tarp 2-3. Tai kai savo įprotį vertini arba planuoji, kaip čia gyvensi, važinėsi, tai susiras tas 2-3, kurias tu lankysi, pasižiūrėk, kur tavo maršrutas ir 90% laiko suksis tavo apie tai. Su degalinėm tas pats, aš nežinau, jūs aišku nesat statistiniai automobilistai, bet daugelis irgi Lietuvos yra 2-3 degalinės max. Tai tau nereikia infrastruktūros 1000, tau reikia tų 2-3. Ir jeigu jos yra vietoje veikiančios, nežinau, pastebėk tada, kol prieš sėdamas į elektromobilį ir tau užteks. Žodžiu, nereikia psichologo, pradedantiems užtenka pasikalbėti su Vidmantu, jis labai paprastą logiką pasakys, nes tai, ką jūs sakote, iš tikrųjų yra tiesa. Aš save pagaunu, kad ir degalų, ir elektros dažniausiai stoju ten pat, nors atsiranda ir naujų degalinių, įpročio gale. O apie tą grįžimą prie VDV dar noriu paklausti tokio dalyko. Pirmoji žiema su elektromobiliu, pabandykit prisiminti. Pirmoji žiema su elektromobiliu, kokie buvo potyriai, kokia praktika? Kadangi pradėjau nuo Leafo, jau pasakojau, jisai automobilis važiuoja 100 plus gerą dieną. Tai kai šalta buvo, prie minus kokių 15, nuvažiuoja apie 60. Tai buvo taip, kad išvažiavau į darbą 17 km. Grįžau į namus, nes pamiršau piniginę su įėjimo kortele. Vėl grįžau į darbą, gal nebeužteko. Tai, taip, tos patirties žieminės yra skaudesnės, sakykim taip, ir tada nebuvo tų variantų. Bet aš visą laiką sakau, jeigu turit namuose rozetę, arba turit darbe rozetę, arba ir ten, idealiu atveju, tai jūs esat pasiruošęs elektromobiliui tik tai. O jeigu ne? Čia buvau užsirašęs. Jeigu ne, tada atsimenat 2 stotelių aplinkui save pagrindinių lokacijas ir ten kraunatės. Turiu draugų, kurie nusipirko elektromobilį gyvendami 9 aukštyje, kur absoliučiai jokios infrastruktūros, bet šalia iki parduotuvė, kurios kieme yra stotelės ir jis ten naktį kraunasi. Tai tikrai galima prisiderinti ne tik tai turint, bet ir pagalvojant šiek tiek plačiau.
Vienas iš tinklo operatorių, jūsų kolegos turi su iki sutartį, jūs turbūt daugiau ieškot vietų, Nordica ir dabar daugiau neatsimenu labai greitai, prie Maksimos bent jau tikrai yra. Tai toks... Yra ir prie dalies iki, ir prie Maksimų ten. Tai toks pasiskirstimas yra. O kaip jūsų pirmoji žiema su elektromobiliu? Nepersigalvojat po pirmos žiemos? Čia vėlgi lūkesčių, turėjimas, tai pardavėjai automobilių arba jeigu nesidomi tuo, tai tikrai būna nustebimas, kad tas energijos kiekis krenta arba nuvažiuojamas atstumas krenta, bet tai čia įpročio vėlgi. Kai tai žinai, kai tai pažįsti savo automobilį, visai kitaip į tai reaguoja. Buvo rytiniai daly iš tikrųjų ta diskusija apie tai, kaip automobilių pardavėjai sako tą gražų skaičių ir visi, kas perka tą gražų skaičių pasižiūrėję, tikisi, kad bent tiek, tai tikrai nuvažiuos. Tai aš atsimenu, kažkada Peugeot turbūt buvo patys sąžiningiausi, turėdavo tokią lentelę, kur buvo viršui greitis ir apačioj buvo oro temperatūra. Ir tu tiesiog pagal tą lentelės vietą gali pasakyti, kad tas automobilis taip tam oficialiam 350 km, bet jei važiuosi greitai ir važiuosi, kai bus šalta, nuvažiuosi 130 ar ten 150. Tai vat, jeigu visi gamintojai tokią lentelę turėtų, neturėtume klausimų ir neturėtume problemų šitų. Tai ir telefonas, žinokit, panašiai elgesi. Tai. Ir karštyje sustoja būna. Mums Dakare nustojo apskritai veikti telefonai, reikėjo dėti į šaldytuvą, kad veiktų. Bet dar vienas klausimas irgi, pačioj mūsų pokalbio pradžioj, negalvokit Dainiau, kad pamiršau, sakėt, kad buvot kelių erelį su BMW, suprantu, kad tai humoras, bet Visiškai ne. Žinokit, turėjau avariją Žiede su BMW, atvažiavo policija ir vietoj to, kad klaustų, kas čia kaltas, kaip čia vyko, tai sako, tai pasako, kaip čia įlindai, kaip čia palindai. Driftinai. Tiesiog tai yra stereotipas. Tai yra kaip yra. Tai aš apie eismo saugumą norėjau paklausti ir apie gyvenimo būdo pokytį tapus elektromobilio vairuotojais. Neminėkim skaičių, kokiais tais galingais automobiliais greitkeliu esate važiavę. Kokiu greičiu dabar važiuojate elektromobiliu į Palangą, tarkim? Maždaug. Labai priklauso, ar norit stoti, ar norit pigiai nuvažiuoti, ar norit greitai ir brangiai. Nes yra kur vietų įsikrauti, tikrai greitai ir galima lėkti, stoti, gerti kavos ir vėl lėkti, arba galima važiuoti lėtai ir nuvažiuoti. Tai kiekvieno pasirinkimas. Mano turbūt, aš esu iš tų lėtapėdžių, tai važiuoju 115. Aš kažkur netgi rašęs esu straipsnį, kad krautis lėkti yra greičiau negu lėtai važiuoti ir nesikrauti. Tai čia apie mano gyvenimo būdą gal, tai ta pirmas variantas man įdomiau. Tai saugumo, kaip suprantu, padidėjo, bet nedaug. Gyvenimo būdo nepakeitė. Tiem, kas už greitį gauna tą perlaikymą teisių, tai vietoj teisių perlaikymą duočiau seną Leafą pavairuoti biškį, pavažinėti tarp miestų. Tai labai greitai ir greitis būtų sureguliuotas ir to noro lakstyti būtų gerokai mažiau. Nes atsimenu pirmą kartą, kai norėjau išbandyti Leafas, kiek eina. Prieš Vievio stotelę žinojau, kad Vievio stotelė už 10 km turiu 30%, taip, energijos. Numyniau tapkę, pamačiau, kad 3% vienam kilometrui, iki Vievio 10, turiu 30, tai taip jau supratau, ilgai nevažiuosiu taip greitai. Ir dar nuo kalno ten porą vietų yra, tai... Ir neveikia Vievis. Neveikia. O, čia gyvenimo patirtis. O apie tuos gedimus užsiminėte jau ne kartą, ir aš turiu tokios pačios patirties. Jūs be abejo negalite turėti tokios patirties, nes dirbate Ignitis. Tai noriu paklausti, ar gedimai, kurie ypač tose nemokamose, kol jos buvo nemokamos stotelės, buvo labai populiarūs ir lėtai sprendžiami, tinklo prieinamumas, kuris mes kalbėjom, gerėja, greitis, įkrovimo greitis, turėjom klausimų. Ar tai stabdo vis dėlto elektromobilių plėtrą Lietuvoje? Tikrai taip. Manau, kad labai daug elektromobilių turėtojų, pavyzdžiui, sostinėje, kurie dažnai važiuoja į Palangą ar Klaipėdą ar panašiai prie jūros,
nevažiuodavo elektromobiliais, nes tiesiog nebuvo galimybės patogiai, greitai įsikrauti. Ir aš atsimenu, per praeitų metų mūsų lenktynės sustojom Kryžkalnį, aš turbūt buvau 16 eilėje prie įkrovimo stotelės. Mes buvom kartu. Taip. Ir 15 prieš mane stovėjo Audi vairuotojas, tiesiog važiavęs į Palangą ir pataikęs pačiu netinkamiausiu momentu, patikėkite, sakė, kitą kartą su elektromobiliu mes nevažiuosim. Tai taip, tikrai yra galimybių, kur dar statyti tų tinklų ir ypač tokių hubų, kur po daug. Tai džiaugimės, kad šiemet ir praeitų metų atsiradimai tokie yra. Kelionėse patogiau, nes tai yra ne taip kaip viena stotelė būdavo. Atvažiavai, nėra. Neveikia, viskas. O dabar turi tų variantų daugiau. Tai, kaip sakant, edukuoti reikia, bet gerėja situacija turbūt dienom. Nes vos ne kiekvieną dieną gaunam pranešimų apie tai vieno, tai kito operatoriaus naujus įkrovimo tinklus ir vietas. Nespėjau tų pranešimų publikuoti 15 minučių, tiesą sakant, nespėjau. Bet, būna, juk prisipažinkit, nors jūs gal ir negalit prisipažinti, kad sapnuojat kartais kokį nors V8 arba V6 variklį, taip gražiai skamba. Ar būna tokių sapnų? Čia, beje, viename iš automobilių ten toksai Hyundai stovi, gali atsisėdęs. Su N raide. Jo, gali paklausyti tos muzikos per garsiakalbius, kaip skamba variklis. Tai nesapnuoja. Aš sakyčiau, tas su N raidelė visiems benzingalviam reikėtų išsibandyti. Patikėkit, patiks. Prieš ralį praėjusį savaitgalį važiavom, tas su N raide aplink kugelius driftino, kaip tikras sportinis automobilis. Aš prieš ralio, kadangi nedalyvau, bet girdėjau komentarus tų žmonių, kurie apeidinėjo trasas, tai kaip tik tuo metu tas N startavo, tai sakė taip, įtariu, kitais metais reikės važiuoti su elektromobiliu. Ir šnekėjo tokie mūsų žinomi važiuotojai, kurie į ralį važiuoja ir visur kitur. Šiemet beje Dakaro specialistai irgi važiavo elektromobiliu. Tai tiesiog rodo, kad mes atėjom prie tos vietos, kai net ir sportinėse veiklose elektromobilis gali būti tikrai konkurencingas. Tas Jonikas laimėjo 3 vietą visoje įskaitoje. Kaip ir minėjom, Vidmantas negali grįžti prie VDV bent jau kol kas, o nebent gal sintetiniai degalai, ten Porsche smarkiai dirba tą kryptimį. Bet Dainius, nors galbūt atsakysite būdu, kas turėtų nutikti? Kas turėtų nutikti, kad jūs vis dėlto persėstumėt į vidaus degimo variklių varomą automobilį? Ar lengvatas turi naikinti, ar elektra turėtų košmariškai pabrangti? Kadangi gaminuosi saulės energiją namuose ir visą tą ciklą turiu tokį beveik uždarą, tai turbūt elektros kaina mane nelabai įtakoja. Galbūt kaip papildomą automobilį pramogai kokį senesnį garaže ir norėčiau turėti šiaip atsiminimui, o aš visą laiką galvoju taip, kad iš politinės perspektyvos, kol tol mes neturim naftos Lietuvoje ir turbūt nelabai rasim daugiau negu turim, tai galbūt elektros pasigaminti yra paprasčiau ir atitinkamai nuo visokių kaimynų priklausyti tiek draugiškų, tiek ne visai draugiškų yra daug fainiau su elektra ir daug paprasčiau negu su nafta. Mes matome, kad kai kurie tolimi kaimynai buvę draugiški, paskui tampa tokie šiek tiek slidus. Gerai, galbūt apie naujai ateinančių į jūsų pasaulį vartotojų elgseną pakalbėkim. Kuo skiriasi tie pirmieji elektromobilių vartotojai nuo dabar ateinančių naujai? Anksčiau ateidavo entuziastai, kaip minėjai pats, kad labai pasiskaitę, žinantis, ką perka, ir pas juos klausimai būdavo tik tai apie naujas įkrovimo stoteles, visi važiuodavom patikrinti, kur jos yra. Esu daręs apvažiavimą net aplink Lietuvą, kai atsidarė naujų. Tai kitoks fanas buvo. O dabar perka automobilį. Didelė dalis, kaip renkasi automobilį, ir vienas iš pasirinkimų yra elektromobilis. Tai turbūt edukacijos jiems reikėtų, nes labai daug klausimų būna tokių, o kodėl tiek nenuvažiuoja. Turėjom klausimą apie įkrovimo greitį, kodėl atvažiavau į 150 stotelę, gaunu 20. Tai tikrai yra tų subtilumų,
kurių nereikėdavo aiškinti entuziastam, nes jis tiesiog jau iš anksto žinojo. Tai dabartiniai paprastesni yra vartotojai, jie perka automobilį, kuris tame tarpe yra elektrinis, o susiduria su tom problemom tada, kada važiuoja kažkur toliau. O yra tokių, kurie įkrauna namie ir niekada tos problemas net nepajaučia. Arba darbe. Tik patvirtinti galiu žodžius, kad nors ateina didesnė masė, bet jie be žinių ateina ir tą jaučiam ir kontaktų centre, pagal klausimus, ko jie skambina. Jeigu prieš tai mes svarstėm, kad gal nereikia ant stotelių instrukcijų iš viso lipdyti ir triukšmo daryti, nesgi čia elementaru viskas. Dabar mes grįžtam ir svarstom apie pilotus, kur gal reikia iš klotinės rašyti, o ką čia reikia daryti, atvažiavus prie stotelės. Labai dažnas klausimas yra apie įkrovimo greitį. Tai, visų pirma, reikia, komunikuojam, edukuojam, tai automobilis siunčia signalą stoteliai ir sako, kokiu greičiu aš esu pasirengęs priimti įkrovimo galią. Ir mes logus keliam tikrai, Eimantas prieš tai pasakojo, kad ten 95% atvejų iš klotinės išskaičiuojam ir rodom, žiūrėk, tavo mašina, sakė, man per dabar negaliu tiek paimti. Ir su tuo tikrai vargstam ir reikės edukuoti ir tokie renginiai kaip šis yra apie tai, iš tikrųjų. Na gerai, artėjom prie pabaigos, vėl turiu ką nors tokio nepatogaus paklausti. Tie vairuotojai, kurie nori kažką blogo apie elektromobilius pasakyti arba kurie nori priversti tokius elektromobilių vairuotojus iki kaulų smegenų, kaip jūs grįžti prie VDV, sako, tai slyva tai buvo automobilis. Slyva tai viduje atsisėdi, apdaila, nėra plasmasės arba mažai tos plasmasės. O dabar sako ką, pagamina kompiuterį ant rato, ekranas paspaudė mygtukus ir važiuoji. Jokios emocijos, visiškai, neįdomu. Aš manau, labai geras pavyzdys, vėlgi grįžtam prie to paties automobilio su N raide, kad galima įtikti ir tiems emocijų ieškotojams. Ir viliuosi, kad ta technologija ateis į šiek tiek žemesnę klasę, į pigesnius automobilius, nes šiuo metu tai yra pakankamai brangus modelis, bet jis rodo, ką galima padaryti ir tikrai patikėkit, labai nustemba žmonės pravažiavę, kad ir ribotuvas yra, ir bėgiai jungiasi, ta prasme, tai yra normalus automobilis, kaip mes jį esame įpratę jį matyti. Tai ta prasme, tikrai emocijų yra pilna. O šiaip elektromobiliai yra labai panašus, nes tu važiuoji su visais tyliai, visi gana greitai, vieni labai greitai, kiti greitai. Tai taip, jie panašėja, bet iš principo, jeigu tai paimsim šiuolaikinį benzininį arba dizelinį automobilį ir įsodinsi už ištom akim ir praveši per trasą, dar klausimas, ar bus tokių, kurie atskirs tą automobilį vieną nuo kito, ypač tą mainstreaminį vadinamą. Nes vėlgi, saugumo reikalavimai, kiti reikalavimai tuos variklius apriboja ir tu tų emocijų neturi ne tik tai su elektra važiuodamas, bet ir su visais kitais kasdieniniais automobiliais. Aš tai galvoju, kad reikia, žinokit, pasodinti juos, to žmonės už elektromobilio vairo. Labai daug yra nevažiavusių, kurie tai kalba. Ir nežinau, galėtų, kai būna laiko teisės, pavyzdžiui, tai privalomas pasivažinėjimas ten 3 dienas elektromobiliu ir tada tiesiog galės palyginti, kas tai yra, nes mano supratimu tiesiog pavažiuokit ir suprasit, kad tai yra visai kitas dalykas. Šiaip turėjau labai įdomią patirtį praeitais metais, viena kelių remonto įmonė savo elektromobilį kabluką davė per renginį pavažinėti. Ir aš buvau tas žinių šaltinį sėdinti šalia ir pasakau, kaip čia dabar mes važiuosime. Patikėkit, meistrų, kurie nėra važiavę elektromobilių, buvo N ir visi buvo, bliamba, fainai važiuoja. Ir ta prasme, tada tu supranti, kad jis pravažiavęs porą kelionę elektromobiliu, sekantį kartą pirkdamas tikrai svarstytų. Tai kaip ir pasakei, kad reikia pasodinti, kad pabandytų. Tai turim nuomos platformą, stovi porą mašinų, kas nebandėt, būtinai išbandykit, nes tikrai yra tas, kas gali atversti jūs į elektromobilizmą. Nebūtinai mokesčiai turi tai priverti. Paantrinsiu Dainiui, iš tikrųjų, esu keliems žmonėms buvęs tas, kur pirmą patirtį duodu, ten atsisėda šalia, sakau, važiuok.
ir tą, žinai, veidą pamatyti, kur būna wow, po to wow būna, bet čia kaip automobilis, aš nežinau, galvoju pa žmonės, kad tai yra kažkoks žaislas, nežinau. Ir mano mama kalbinai, beje, kažkuriam iš savo reportažų, tą patį dariau. Vežiau mašiną, išsinuomavęs į Dzūkiją ir sakau, važiuok. Ir tai buvo tiesiog tas wow momentas yra kažkas tokio. Ta pati, tokia pati Kija, su kokia mes sustojom ant tilto kažkada. Naujesnį tik tai. Gerai, paskutinis klausimas apie atsipirkimą jau buvo kalbėta. Ar galima būtų teikti, gal čia Dainiui šiek tiek daugiau klausimas, kalbant apie rinką, apie pokyčius rinkoje, nes jūs matot, kiek daug naujų rinkos žaidėjų yra Lietuvoje ir jų bus dar daugiau, nors kai kurie iš jų beje priklauso tiem patiem koncernam. Rinkoje vyksta pokyčiai. Teslos reikalus mes plačiai irgi rašėm ir kainos Teslos dėl to šiek tiek mažėja. Ateina Kinijos gamintojai, nors jie jau ir buvo iš esmės Lietuvoje, čia galima ir plačiau pakalbėti. Ir daugelis gamintojų jau pagamino labai tokį, nežinau kokį čia lietuvišką žodį pasakyti, fancy, tokius smagius, gražius, mažus elektromobilius. Atkreipkite dėmesį ir į Hyundai Insterį, ir Renault 5, ir Citroën C3, ko gero galima būtų ir daugiau išvardyti. Lenkiu link ko. Ko gero pradės nelabai apsimokėti turėti ne elektromobilį, nes ir automobiliai su vidaus degimo varikliais darosi problemiški, daug ekologinių visokių apribojimų, daug daviklių, kurių remontai kainuoja tūkstančius, tų daviklių daugėja, o elektromobilis bus daug lengviau eksploatuojama transporto priemonė, kuri darosi vis gražesnė, patrauklesnė, ryškesnė, tam pačiam presralė tie Renault 5 atrodė irgi puikiai. Tai nežinau, ar aš čia nusikalbėjau ar ne, bet man atrodo, kad tų priežasčių važiuoti ne elektromobiliu turėtų mažėti. Kai aš rinkausi elektromobilį, buvo du pasirinkimai – Tesla ir Leaf. Dabar matome čia ir čia toli gražu ne visi. Kiekvienas gamintojas turbūt turi 2, 3, 5, o kartais ir 10 elektrinių modelių, tai tikrai yra iš ko rinktis. Va, pirmą kabrioletą turim, netgi jeigu tokį turit pageidavimą. Tai reiškia, tiesiog ateina elektra į visus segmentus. O apie naujus gamintojus ir naujus vardus iš Kinijos, aš labai seniai sakiau, kad ateis, labai mane visi sakydavo, kad ne, čia nieks nepirks, niekam čia neįdomu, bet va, stovi įrodymas. Ir ateina dideliais žingsniais. Tai, taip sakant, europiniams gamintojams teks pasistengti arba teks parsiduoti. Kai kurie ir parsidavė, į Kinijos rinką kitaip ir neteisi. Aš tik tai, būdamas patriotas Lietuvos ir Europos, vis tiek noriu būti realistas šiek tiek ir paklausti Dainiau, kadangi išmanai visas rinkas puikiai. Ar galima sakyti, kad Kinijos gamintojai elektromobilių, ne VDV, bet elektromobilių, lenkia europinius gamintojus, mažiausiai metais? Arba net ir daugiau? Toks klausimas iš tikrųjų su dviem atsakymais. Pravažiuokite, va čia stovi Bydas, va tenai. BYD. BYD, Build Your Dreams. Pravažiuokite ir suprasit, viskas yra neblogai, vaizdas yra, medžiagos yra, garso izoliacija. Ko jiems trūksta? Infotainmentas, tai visa, reiškia, navigacija, visas valdymas automobilio ir bendras važiavimo džiaugsmas. Mes važiavome su 5 Bydo automobiliais iš eilės, vienas iš jų yra smagesnis, visi kiti. Tai jiems tikrai trūksta to įdirbio, kurį turi europiniai gamintojai, tai tikrai turi dar ką parodyti, įsėdi į BMW, Mercedesą, supranti, kad dar yra kur jiems pasistengti, bet elektromobilio vietoje baterija, įkrovimas, visa kita, tai mūsų europiniai gamintojai šiek tiek užmigę. Ačiū. Mūsų pašnekovai buvo Vidmantas Dijokas, Ignitison komercijos skyriaus vadovas, kurio, kaip ir jis pats priminė, man mama važinėja elektromobiliu į Druskininkus iš Seirijų, turbūt. Iš Veisiejų, atsiprašau. Ir Dainius Jakas, elektromobilių entuziastas, specialistas, tinklaraščio 100% elektrinis autorius, redaktorius ir dievas trijose asmenyse. Ačiū.